Vestuvininkas Reke. Startas, pirmas debiutas. DJ Laurinas Tramplina darbuojasi ties startiniu numeriu. Taip. Ir pirmas visiškai kartas ir eliminavimo rungtis Reke. Viena iš 3 rungčių, kurias važiuoju. Startas, vaikinas vos sugraipo priekyje vairą ir pasileidžiame į eliminavimo rungtį. Kas antrą ratą, kas paskutinis finišuoja, tas iškrenta. Štai matome, Rapolas Urbanas su juodais akiniais gale buvo, šalia buvo Estijos pilietis, šiam 8 metų gimimo, 57 metai, jau tokie nuo 14 iki 57 metų tokie atletai čia mina, skaitant ir mane, iš dešinės dabar matome Arijų Gliaudelio, Rūno Gliaudelio taptim sūnų, irgi čia visi važiuoja, vien tik aš tarp sūnų kitų dalyvių lenktynių. Matome su baltu šalmu pakairę važiuoja Meida Kvajauskaitė. Ir va taip, tempas kyla, vieną ratą važiavam, sekančiam rate bus eliminuotas vienas iš dalyvių ir kas jisai bus toks, negi patyręs jau Giedrius Čenkus, Boileris Kris pirmas tarp visų eliminavimo rungtyne, o ne, taip pat mes turime ir Dominiką Kaupą dešiniai pusėje, va su balta maike mina, taip, Vytauto ir Gedimino Kaupo sūnus. Nikeliuotas Špygis, Meida iškrita pirma. Va. Na ir aš maždaug taip visai gerai jaučiuosi, užuovė labai gerai čia jaučiasi ir dabar mano subiniečiai yra paskutiniai, reikia kažkaip tai greitėti. Aš taip nusitaikau čia, pasiimsiu šitą viražą, va užuovė biškutuką ir tam viražą šausiu ir girdėjot tokį dalyką. Žodžiu, atsipalaidavo mano sėdynę ir mano tas pirstėjimas, pagreitėjimas taip ir neįvyko. Va. Sėdynę atsipalaidavo. Būčiau varęs, dieną prieš tai keičiau sėdynę, nedaveržiau, tas ir nutiko. Štai dabar sekanti rungtis, tiesiog 30 ratų, kas finišuoja pirmas, tas finišuoja pirmas, Rapolas Urbanas iš paskos. Varyk, Rapolai. Išstartuojame. Va, Rapolas su juodais akiniais ir va tas Estas, kuris šiaip tai aštriai važiavo tas Estas, kaip mūsų mėgėjai važiavime, tai per aštriai važiavo, nelabai patiko, užkirto man vieną kartą taip, kur reikėjo net jau stabdį paspaus, kur čia stabdis nespaudžia, o kelią tave iš balnų, tai šiaip biškutuką pakilo. Tai taip pyktelėjau aš ant jo biškutuką. Startas duotas. Startas duodamas, jeigu grupė visi tolygiai važiuoja, būna, kad vaikai ypač tai ten kaip išvaro, tai visi išsibarsto iš karto ir ten starto neduoda 5 ratus. Žodžiu, niuansai, trekas, visiškai, viskas labai greitai vyksta. Vienas ratas 20 sekundžių chill važiuojant, greičiau važiuojant 18-17, gal ten, nežinau kiek, matau tik tai kelis ratus. Nu ir štai, Nikeliuotas Špygis iš paskos važiuoja, irgi treko komanda. Domino, va dabar va, kur važiuoja Servelo dviračių, aktyvus jaunuolis tenai su liežuviu pasisveikino. Taip, mes čia chill, viskas ramiai, niekur neskubam, priekyje, va, matosi. Kūdučiai tokie jaunikaičiai, čia mergina patakot norėjo, ją užblokavo, jinai tada užkilo ir žemyn. Ir iš karto tada atsirado tempo, visi biškutuką greičiau pradėjo važiuoti, kai važiuoja į viražą daugiau tempo, tai pradeda spausti, o kai iš viso užmeni gerokai, tai labai jaučiasi toks net biškutuką, jau tik kaip skystis mėginys į išorę eina. Na ir štai, mergaitė pabėgo, visi pagreitėjo, bet per daug negaudo, nes nieks neturi jokios iliuzijos, kad jinai kažkur ten toli nuvažiuos. Tokia ta, va, matom, kaip vinguriuoja, ką tai reiškia, neįsivaizduoja tas Cervelo, bet turbūt žino, ką daro. Nu ir ką, stojęs ant balno ir jisai, iš karto Rapolas iš paskos ir štai jau aš nemačiau, pamatau per vėlai ir iš tikrųjų bičiai jau gerai čia pagreitėja ir man čia yra reikalų dabar bus juos vytis. Va, Domino 2 bičiai šitą komandėlę, dar į tarpą čia sugeba įlysti, praskrenda. Tas jau plaukia pabiški, va, mergina, kur buvo pabėgus, sugrįžta.
Aš tai toks lėtesnis, tai kol išsibėgėjau, tik dabar va, prisivėjau prie to, galvoju, šitas davažiuos. Atrodo, taip iš panašus iš sudėjimo, kad turėtų davažiuoti. Ir jisai čia stoja, va, paminko, duoda effortą, iš paskos kaip per daug nesideginti. Tikrai labai jaučiasi tą užuovėje važiuojant iš paskos. Ir jisai dirba. Davažiuosime iš to iki tos grupės, nes jinai atleidžia ir visas tas važiavimas yra toks. Užtempia, tada apsiramina, tada vėl užtempia, apsiramina, žodžiu, tokia ta dinamika, tokia harmonika. Ir ką, ir suvažiuojam. Taip ir važiuosim kelis ratus. Tai va čia šitoj vietoj, pavyzdžiui, nenorėjau čia pro kairę lenkti, bet ant tiek sulėtėjo grupė, o fiksai, žinot, šitie dviračiai, juos reikia visada minti, stabdyti neįmanoma, tai turėjau kažkur dėtis, tai dėjausi pro kairę pusę, kad tiesiog taip pralenkti. Ir vėl domino, tas, kurio važiavau, tas, kur vinguriavo su servelo. Ir taip, va, mano valandėlė, vienas, nežinau, kiek čia tas važiavom, 15 minučių, trumpiau netgi, labai intensyvu, iš tikrųjų nelabai jauti, kiek yra datos, negalima žiūrėti, kompiuteriukai nėra leidžiami, tai sunku suvokti, kiek tu iš tikrųjų BPM, kiek čia yra ir kiek vatų čia generuoji, tai tikrai ganėtinai kitaip negu važiuojant lauke. Ir va, vienas pabėgo, vieną tiesiog paleido, kadangi domino tai nuvažiavo, o kiti vat priekyje ir nieks nesivėja ir kontroliuoja varžybėlės. Turim tiesioginę transliaciją, trekas visada daro tiesioginę transliaciją, ne domino lietuvis, Lietuvos rinktinė, pabėgo Lietuvos rinktinės aprangą, bet nieks irgi rimtai nereaguoja, turbūt žino, kad nepavojingas. Nu va, aš maluosi viduj, tiesa, turiu pasakyti, kad nebuvo pirmas kartas, tai nebuvo kaip super drąsu, bet turbūt labiausiai jaudinosi pačiam startui, tik tai išstartavus jau įsijungė. Nu ir štai, vėliamas iniciatyvos, Rapolas iš paskos, domino duoda, bet turbūt jie reaguoja tai, kas vyksta priekį, jo, panašu į tai. Nu ir matom, domino kontroliuoja tempą priekyje. Geriausia važiuoti visiškai kairiai vidiniai pusėje daly, nes nėra jokio pakilimo, greičiau pravažiuoji, trumpesnis atstumas kiek važiuoji. Tuo tarpu, kuo aukščiau važiuoji, tuo yra sunkiau. Aš važiuoju kaip sunkiau, nes aš labai stiprus esu per vidurį šitokį. Ir žiūriu, kad išstartuoja. Čia ganėtinai pradedu reaguoti, bet kol aš ten mano sprogstamosios jėgos nerasta, tai va taip. Žiūrėkit, priekis pabėgo ir aš čia irgi bėgu nuo savo hybridas. Ate, mielieji, pasimatysim, o gal ir nebejau. Matom, tempas iš karto šoka, tikrai prie viražo prispaudžia labai geras jausmelis. Kaip kosmonautas biškudukai jautiesi tam NASA centre, kur ruošia tave į kosmosą. Bet hoba, 10 ratų liko ir Hebra vėl atleidžia. Taip, kad vėl visi grįžta, bet aišku jau iššovė savo vieną kulką atakos. Na ir vėl ramu. Domino priekį. Štai ir vėl atsistoja, duoda biškutuką tempo. Vėl visi hop iš paskos reaguoja. Aš tokioje pozicijoje, kur iš paskos irgi domino vieno veikėjo. Jisai irgi bando sprintuoti, bet išsimauna jam pedalas. Šitas geltona apranga. Ir atrodo jau viskas. Bye jam. Viso gero, jaunikaitį. Bet ką tu savo galvoji? Žiūrim, dabar stebim jį. Jisai susinervina, ten porą keiksmažodžių pasakęs. Hopa! Grupė prilėtėjo ir jisai tuo momentu ant tų nervų, kad išsiklipino, šauna tokią ataką ir ką jūs manot? Darosi labai padorų tarpą. Čia jau yra likę, man atrodo, 3 ratai, kažkas tai tokio. Nu, žodžiu, mažai.
Priekyje Domino, aišku, nereaguoja, nes nėra ko, nes jų komandos draugas nuvažiavęs, jie laukia, kol kažkas kitas atakuos ir šoks ant rato. Taip. Nieks kol kas nereaguoja, o tas Domino važiuoja toliau. Ir štai, nežinau kas, su balta apranga prasprūsta pro Domino skydą. Dominikas Kaupas irgi jungiasi į akceleraciją. Aš va ten baltas plevisuoju iš paskos nieko neveikiu, čilinu. Ir vyksta. Dabar čia tempas darosi nevaikiškas. Matom vėl iš video medžiagos, kad didėja. Ir čia jau atidarom visai pilną jušką. Iš tikrųjų, aš atidariau kažkaip nežinau. Čia dabar antras ratas nuo pabaigos berods. Kažkaip tą antrą ratą suvažiuoju, o paskutiniam Dominikas Kaupas, kur trečių ratų važiavo, išplaukė ir davęs atakos. Ir štai ateina paskutinis ratas, mūsų tas išsiklipintojas važiuoja pirmas ir iš paskos parjuda visas traukinys su Rapolu Urbanavičiu priekyje. Tempas nevaikiškas, jau viskas, Max duodam visą pastangą. Paskutiniam vartė dėja, pas mane jau viskas nesugebėjau. Ir mūsų išsiklipėlis dėja nefinišuoja pirmas, bet visai neblogai trečioje pozicijoje. Štai ką reiškia užsispyrimas ir kažkokios magijos, kai yra adrenalinas ir pyktis ir nuostabus performances. Bravo tau, Domino pilietį. Na ką, mano debiutas treke baigėsi. Kitą savaitgalį trekas vėl Panevėžy. Prašome ateiti pasižiūrėti, viskas nemokamai. Galite ateiti į tribūnas, galit kažkaip pasirūpinti, gal net ir į vidų ateiti pasižiūrėti, nes visai ten faina. Nu, kas negalite, įsijungite Treko taurę Facebooką ir pasižiūrėkite laivą, pačirinkit už draugus, nedraugus. Elitas labai gražiai važiuoja, Olivija Baleišytė, bičiam visiems įkrėtė, tikiuosi, kad kitą savaitgalį važiuos. Ten tikrai labai įdomu pasižiūrėti, kaip profai varo. Mes čia mėgėjai, bet irgi faina. Pasimatom kažkur kitur. Turbūt artimiausias startas kitas ant Grevelio jau Grelio varžybose, apie kurios jūs nieks nežinote. Aplink Rekyvos ežerą tokios postai važiuos. Tai va, iki. Kas lieka trike iki galo, kur ir visur lieka iki galo. Top teamas.